Nu va. A, ir vėl duobė. Čia jau ne duobė, čia visa pelkė, nei apeit, nei praplaukt. Aš nesuprantu, ką mūsų valdžia veikia, ką? Gal jie nemato, kas vyksta mūsų kiemuose ir gatvėse? Greit turbūt pateksim į Gineso rekordų knygą kaip daugiausiai pasaulyje turintis duobių miestas. Gal reiktų pranešti savivaldybėje, ja? Nors pamenu, kai ėjau į savivaldybę pranešti apie sulūžusį krepšinio lanką mūsų kieme, tai užtrukau ten bene pusdienį, kol galėjau pranešti apie tai. Ir tai, kai jau pagaliau galėjau patekti pas valdininką, tai baigėsi darbo valandos ir likau ant ledo. Likau nieko nepešęs. O ar žinojate, kad dabar apie tai galite pranešti ir internetu, naudodamasis savivaldybėse įdiegtomis e-demokratijos paslaugomis internete? Juk taip yra daug paprasčiau nei gaišti laiką savivaldybėje. Iš tikrųjų, aš kažką girdėjau apie tai per radiją. Gal vertėtų išbandyti? E-demokratijos paslaugomis gali naudotis Ignalinos, Šalčininkų, Varėnos, Jonavos, Šakių, Rokiškio, Zarasų, Ukmergės, Utenos rajonų ir Trakų bei Elektrėnų savivaldybės. Artimiausiu metu e-demokratijos paslaugomis galės naudotis ir kitų savivaldybių gyventojai. Labadiena. Labadiena. Atvėrę savo savivaldybės interneto svetainę, susiraskite skiltį Elektroninė demokratija, e-demokratija arba Elektroninė demokratija visiems. Atsivėrusiame puslapyje galėsite susipažinti su savivaldybės tarybos sprendimų projektais, tarybos sprendimais, posėdžių dienotvarkėmis, tiesiogiai stebėti posėdžių transliacijas. Prisijungę galėsite atlikti registruotiems vartotojams skirtas funkcijas, pranešti apie iškilusias problemas, peržiūrėti pateiktas idėjas ir jų įgyvendinimo būseną, dokumentus, vaizdo ir garso transliacijų įrašus, dalyvauti apklausoje ir diskusijose. Konkrečiose savivaldybėse esančios e-paslaugos gali skirtis. Nemaniau, kad naudotis e-demokratijos paslaugą yra taip paprasta. Pirmą kartą naudojusi e-paslaugomis ir manau, kad ir toliau jomis naudosiuosi, nes viską sutvarkiau per kelias minutės. Nereikėjo ir nei eilėse stovėti, nei iš kabineto į kabinetą lakstyti. O be to, taigi aš rašydamas skundą, tai suspėjau ir sriubą įsivirti. Tai vadinasi, vienu metu galėjau atlikti kelis darbus. 2, ne, 3, nes buvau dar kai kur užėjęs trumpam.